Tam, kad šiuolaikinis žemės ūkis nuolat vystytųsi ir išliktų vis aršesnėje konkurencinėje kovoje, jam būtina taikyti naujausius agrarinių mokslų pasiekimus. Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos pirmosios krypties priemonė profesinio mokymo ir informavimo veikla numato paramą ne tik žemės ūkio miškų ūkio sektoriuose dirbančių asmenų mokymui, jų žinių gilinimui, profesinės kompetencijos bei verslumo įgūdžių ugdymui. Pagal priemonės antrąją veiklos kryptį žemės ir miškų ūkio veiklos bei žemės ūkio produktų perdirbimo ūkyje mokslo žinių ir inovacinės praktikos sklaida gali būti skiriama parama tyrimus atliekančioms mokslo institucijoms. Kas yra naujoji toj finansiniai perspektyvai, sakykime, kaimo plėtros programoje, tai inovacijos šiai dienai eina horizontaliai per visą reglamentą ir per visą bendrąją žemės ūkio politikos visas gairias, kad modernus ūkis, jis turi būti inovatyvus, jis turi diegti inovacijas, ne tik nupirkti traktorių, bet ne tik nupirkti tą užsienio technologiją, bet ta užsienio technologija vis tiek jinai bus diegiama Lietuvos sąlygom, tam jam reikalingos žinios yra lietuviškos. Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programoje numatyta ES parama, mokslo institucijos gali naudotis rengdamos ir demonstruodamos parodomuosius bandymus bei supažindindamos su jų rezultatais ūkininkams ir miškininkams skirtų lauko dienų seminarų metu. Taip pat paramos gali kreiptis institucijos ir organizacijos vykdančios žemės ir miškų ūkio, žemės ūkio ir maisto produktų apdorojimo ir perdirbimo mokslinius tyrimus ir užsiimančios jų rezultatų ir inovacinės praktikos sklaida. Dabar mokslininkas yra orientuotas rašyti straipsnius, tam, kad jisai būtų vertinamas mokslo bendruomeniai. Bet gyvulininkystės mokslas, augalininkystės mokslas, jisai negali būti atitolęs nuo gamybos, nes jo rezultatai yra tiesiogiai reikalingi ūkininkui. Todėl va čia yra tas tarpininkas, tas žinių brokeris, yra konsultantas, kuris turi žinoti iš vienos pusės, kogi reikia ūkininkui, kokias žinias turi duoti mokslininkas. Iš kitos pusės mokslas žino, ką jis gali šiai dienai pasiūlyti ūkininkui. Todėl tas susikalbėjimas kitą kartą mokslui ir ūkiui yra iš tikrųjų reikia pasitelkti konsultantą. Lietuvos kaimo plėtros programoje numatyta ES parama negali būti naudojama fundamentaliems moksliniams tyrimams, tačiau gali būti remiamas tokių tyrimų sėkmingų rezultatų diegimas ūkiuose. Didžiausia galima kaimo plėtros fondo paramos suma vienam projektui 345 280 litų.